Jungtinėse valstijose pražūtingiausi per šimtmetį gaisrai Havajuose jau nusinešė 115 gyvybių, bet šis skaičius gali dar labiau didėti, mat per 800 žmonių laikomi dingusiais. Prezidentas Joe Bidenas apsilankė gaisrų suniokotoje saloje, tačiau kelias dienas trukusi jo tyla, siaučiant stichijai, sulaukė aršios respublikonų kritikos. Politinės komunikacijos krizę pradėjo kontrastas tarp šių vaizdų ir šių. Poilsiaujantis paplūdimyje tomis dienomis fiksuojamas prezidentas Joe Bidenas, ignoruojantis jam šaukiamus klausimus apie gaisrus 5 dienas iš eilės. Augant nuostabai spaudoje ir respublikonų kritikai, dabar prezidentas atostogas pertraukė. Atvyko į nusiaubtą salą susitikti su išgyvenusiais, kur kritika auga ir vietos valdžiai, todėl pavojaus sirenos, galėjusios perspėti apie žaibiškai plintančias liepsnas, tylėjo. Didžiausias transatlantinis ginčas yra ne dėl Europos, bet dėl Kinijos ir tai, kad net vieno kambario biuro Japonijoje, NATO biuro Japonijoje įkūrimą prancūzai blokuoja, nenorėdami įerzinti Pekino, ar tai nėra signalas, kad tai yra didžiausia tiksinti bomba NATO, galinti ruošti visus esančius ginčius? Kinija yra didelė valstybė. Kinija turi labai daug ekonominių ir kitokių technologinių ryšių su likusiu pasauliu. Todėl tikėtis, kad mes absoliučiai visi būsime tame pačiame puslapyje, kaip sakoma, sudėtinga, nes pagaliau mūsų santykiai su Kinija yra labai nevienodai ir Lietuva turbūt pademonstravo, kad galima gyventi ir be Kinijos, ar ne? Ir Kinijos veiksmai prieš mus nedavė to rezultato, kurio Kinija tikėjosi. Gebėjimo būti ir vykdyti sėkmingą veiklą ir be Kinijos patirtį, aš manau, mes galime parodyti kitoms valstybėms. Dabar buvo NATO suvažiavimas, ar ne, susitikimas. Ar buvo medžiagos tyrinėjimams ten? Pakankamai. Vienas iš tokių, kurie ko gero labiausiai įstrigo ne tik man, tai tarkim kūno kalba aukščiausio lygio politikų, kurie ten dalyvavo, kiek rodė mūsų televizijos. Na, visų pirma, ko gero pas Amerikos jungtinės prezidentas Joe Bidenas, ko gero visiems įsiminė ir jo nulipimas trapu ir įsikibimas mūsų prezidentui parankę. Na, ten truko ko gero tik Mendelsono maršo, tai tokį ko gero retai išvysė ir ko gero na, šito vietą mes jau taip pasižymėjom, nes nepaslaptis, kad tiek mūsų politikų, tiek kitų politikų užsienio šalių profaileriai elgesi stebi. Ir jie taip pat renka tą informaciją. Tai vat minėtas tas epizodas, kai leidosi Joe Bidenas trapu, galiu, na, ko gero 99% patvirtinti, kad jisai apie mūsų prezidentą nelabai ką buvo girdėjęs arba jį matęs. Nes nusileidęs trapu jisai paklausė, kuris šitas yra Gitanas Nausėda. Nes kūno kalba žvilgsnis tiesiog puikiai iliustravo, kad jisai niekad nebuvo matęs ir parodė. Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда. Слава Україні! Дорогий Володимире, брати і сестри українці, щиро вітаю вас з Днем Незалежності. Для мене велика честь святкувати. This started in 1990. James Baker III, our Secretary of State, said to Mikhail Gorbachev, NATO will not move 1 inch eastward if you agree to German unification. The U.S. then cheated on this, already starting in 1994, when Clinton signed off on a plan to expand NATO all the way to Ukraine. This is when the so-called neocons took power. The expansion of NATO started in 1999 with Poland, Hungary, and Czech Republic. Then the U.S. led the bombing of Serbia in 1999. That was the use of NATO to bomb a European capital, Belgrade, 78 straight days to break the country apart. Even Putin started out pro-European, pro-American, actually asked maybe we should join NATO when there was still the idea of some kind of mutually respectful relationship. 9/11 came, then came Afghanistan, and the Russians said, yeah, we'll support you, we understand you root out terror. In 2002, the United States unilaterally walked out of the anti-ballistic missile treaty. What it did was trigger the U.S. putting in missile systems in Eastern Europe that Russia views as a dire, direct threat to national security. The U.S. then said, okay, now NATO's really going to enlarge. And Putin kept saying, stop, you promised no NATO enlargement. Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, 7 more countries in the not 1 inch eastward. On December 15, 2021, Putin put on the table a draft Russia-U.S. security agreement. The basis of it is no NATO enlargement. The special military operation started, and 5 days later, Zelensky says, okay, neutrality. And then the United States and Britain said, no way, you guys fight on. We got your back. We don't have the front, you're all going to die, but we got your back. That's 600,000 deaths now of Ukrainians since Boris Johnson flew to Kyiv to tell them to be brave. Як казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам продовжувати боротьбу. Вірю, що наступний день незалежності будемо святкувати разом з перемогою. Живи віка, незалежна Україна! Labas Lietuva, aš brutaliai kalbu su jums iš Holivudo. Aš balsuosiu už Nausėdą. Aš palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną, nes tai vienintelis nepriklausomas nepartinis kandidatas. Aš Gitaną Nausėdą balsuoju todėl, nes tai žmogus, kuris vienyje Lietuvą. Aš už Gitaną balsuosiu, nes jis vienintelis iš politikų turi patirtį versle ir vienam iš sudėtingiausių verslų. Jisai žino ne kaip išleisti pinigus, jis žino kaip juos uždirbti. Aš palaikau Gitaną Nausėdą, man Gitanas labai patinka. Aš palaikysiu Gitaną. Palaikau Gitaną. Palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną
Nausėdos kandidatūrą. Aš palaikau Gitaną dėl to, kad manau, kad Lietuvai reikia kažką, kuo jisai tikrų žmogus, kad jisai gali daryti daug ir ne šiaip kalbėti. Aš už Gitaną Nausėdą. Mes nusprendę palaikyti Gitaną Nausėdą. Aš balsuoju už savo bičiulį Gitaną Nausėdą. Mėly Lietuvos žmonės, žyloji Motulė Baltija dosni gintarais. Vienu pačiu ryškiausiu Baltijos ir Klaipėdos gintarų Gitanu Nausėda Klaipėda pasiruošusi pasidalinti su visa Lietuva. Su Gitano pergalė Lietuvoje tikrai turėtų būti daugiau demokratijos. Aš vertinu Gitano pasiruošimą tom pareigom, kurios reikalaujamas iš prezidento. Toks žmogus gali atnešti, reiškia, ne tik ramybę ir tvirtumą valstybei, bet tuo pačiu užtikrinti tos valstybės, sakant, dėl tvarkymosi tiek viduje, tiek užsienio reikaluose. Aš esu apsisprendusi balsuoti už Gitaną Nausėdą. Aš palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną. Balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Gana yra gana. Noriu dar kartą paskatinti, pasitikėti. Šiandien faktai byloja akivaizdžiai. Tie žmonės, kurie yra pasitikę, keleriopai sumažina savo riziką susitikimu ir labai dramatiškai sumažėja tikimybė, kad gali ištikti mirtis. Tad pasitikime ir pasinaudokime progą gyventi sveikai. Yra siūlymų visiškai izoliuoti Baltarusiją. Ką Jūs manote apie tokius pasiūlymus? Žinote, mes pasisakome už tai, kad Baltarusija tikrai turėtų jausti labai aišku tiesioginį ryšį tarp tų veiksmų, kurių jie imasi. Ir tai daro ne šiaip kažkaip dėl nesusipratimo, o tai daro sąmoningai. Ir tų sankcijų, kurios yra taikomas. Štai kodėl Lietuva visada buvo tarp tų valstybių, jeigu ne pati pirmoji valstybė, kuri ir Europos vadovų taryboje ir kitose formatuose reikalavo taikyti papildomas sankcijas Baltarusijai. Ir tas yra daroma ir tikiuosi tai dar ne pabaiga, nes Baltarusijos režimas ne tik, kad prarado bet kokį savarankiškumą Rusijos federacijos atžvilgiu, tai atsitiko jau gerokai anksčiau. Bet tiesą sakant, net ir man kartais atrodo, kad imasi lyderystės sąmoningai blogindamas saugumo situaciją čia. Kinija yra strateginis varžovas, rimtas varžovas, ne tik tai ekonominis konkurentas, bet varžovas, kuris nori primesti savo žaidimo taisyklės pasauliui. Ir tos taisyklės yra kiek kitokios negu tas demokratinis pasaulis arba teisės ir viršenybės principas, pagal kurį mes įpratome gyventi. Taigi mūsų pasirinkimas, ar mes giname tas vertybės, kurios ir sudaro ES pamatą, ar mes pasiduodame kitų, leidžiame kitoms vertybėms įsigalioti mūsų regione. Tai aš tikrai manau, kad atsakymas yra akivaizdus. Europa todėl ir yra Europa, todėl kad neša aukštai iškėlusi laisvės vėliava, išgyvena tam tikrą veiksmą ir tikrai patyrė ženklių iššūkių tiek pandemijos, tiek ypač karo Ukrainoje akivaizdoje. Bet aš sakyčiau, jį garbingai eina tolyn ir vaidina tą vaidmenį, kurį lemta jai vaidinti. Aš manau labai sveika, kad štai 40 valstybių lyderiai buvo čia ir galbūt kartais jie patys susimastydavo. Štai mes esame čia 30 km nuo sienos su Baltarusija. Nu, iš esmės Rusija. Ir, iš esmės Rusija arba Kaliningrado sritis irgi čia visiškai netoli. Ir galbūt tuo metu, kai aš kalbėdavau jiems Europos vadovų taryboje apie tai, kokias grėsmės kelia mūsų branduoliniam saugumui Astravo atominės elektrinės statyba, pirmojo, antrojo reaktoriaus, tai jie tai klausydavo kaip tam tikrą teorinį papasakojimą. O čia beveik galima pamatyti televizijos plokštę užlipus tą Astravo atominės elektrinės karkasą. Tai yra labai gerai, tai yra ne tik simbolizmas, bet tai yra ir geresnis suvokimas, kad rizikos yra ne kažkur, o jos yra čia, už sienos. Turbūt yra gerai, kada jau visuomenė pradeda sužinoti šiek tiek, kas planuoja, neplanuoja ir turbūt norėtų... Tikrai čia konfidencialumo žymos. Nėra čia konfidencialumo žymos ir gal jau ir iš jūsų norėtųsi kažką išgirsti. Kaip ką jūs galvojate? Negaliu nieko naujo pasakyti, tai ką nekartą esu sakęs, aišku, gal jau ir nusibodo kai kam to klausytis, bet tikrai aš pats paskelbsiu savo sprendimą metų pabaigoje. Šiandien turime rugpjūčio 1 dieną, metų vidurį galime sakyti, tai kad po kelių mėnesių tą sprendimą subrandinsiu, nes tikrai, patikėkite, tai nėra ta kėdė, kuri yra labai vėsi kėdė. Tai yra karšta kėdė ir jį karšta išlieka visus 5 metus, nesvarbu kokio pobūdžio ta temperatūra, bet vis dėlto jį nuolat sąmoningai kaitinam arba tiesiog pats gyvenimas meta tam tikrus iššūkius. Nepaprastai įdomus darbas, bet kita vertus, jeigu kažkas galvoja, kad gali čia lengvai pasėdėti ir pasimautyti šlovės spinduliuose, tai tikrai šita pozicija nėra tokia. Ir pasinaudokime progą gyventi sveikai. Bet kokių jūs tikitės rinkimų? Na, vat nežinau, kaip žmogus. Kaip žmogus, aš norėčiau rinkimų, kuriuose būtų įvairių kandidatų atstovaujančių ne tik tai skirtingas partijas, bet ir atstovaujančių skirtingą pasaulėvoką, jeigu tai galima pasakyti, atstovaujančių tikrai ir tikrąjį konservatyvizmą, ir tikrąjį liberalizmą, ne kažkokį popierinį, bet tikrąją kairėją idėją,
Nes gerovės valstybės vizija tai buvo pirmiausia kairioji idėja, kurią mes nešame rinkimus, kurią mes stengiamės nepaisant visų iššūkių gyveninti. Nes manau, kad ir šiandien Lietuvai reikia tikrai socialiai teisingos politikos, nes ekonominę sėkmę mes tikrai jau nemaža dalimi atsiekėme per tuos įstojimo į ES metus. Tai turi būti kandidatai, kurie tikrai būtų konkurencingi, kurie teiktų savo alternatyvas ir žmonės turėtų ne pasirinkimą tarp geriausių ir blogiausių, o tikrai pasirinkimą verto kandidato, kuris galėtų Lietuvai vadovauti ateinančius 5 metus. Tarp išdegusių gyvenviečių vietiniams lyg stebuklas, kad išgyveno bendruomeniai svarbus 150 metų Bengalinis fikusas. Šis medis išgyveno neatsitiktinai. Manau, tai labai galingas simbolis, rodantis, kiek mes nuveiksime, kad išliktume per šią krizę. Bet aš sakyčiau, jį garbingai eina tolyn ir vaidina tą vaidmenį, kurį lemta jai vaidinti. Todėl tikėtis, kad mes absoliučiai visi būsime tame pačiame puslapyje, kaip sakoma. Manau, tai labai galingas simbolis, rodantis, kiek mes nuveiksime, kad išliktume per šią krizę.